Lietuvos Kiokušin karatė meistrai perrašė šios sporto šakos pasaulio kovų metraštį. Dar nie kartą per 10 pasaulio čempionatų istoriją, kuriuose kovojama be svorio kategorijų, tarp geriausių 4 vyrų ir moterų varžybų dalyvių nebuvo tiek daug lietuvių. Planetos vicečempionės titulų pasidabino Margarita Čiuplytė, o Lukas Kubilius ir Inga Mikštaitė iškovojo 4-asias vietas. Aišku, važiavau pirmos vietos, gaila, kad grįšiu tik su antra, bet sakykim, kad niekada nežinai, kas gyvenime gali nutikti, tai jeigu užteks ir antros šiai dienai. Prisiminus finalinę dvikovą, dabar atsukus, sakysim, tokį savotišką filmą atgal, ar darytum kažką kitaip? Reikėtų nedaryti klaidų, nereikėtų prisidirbti tų čiuičių ir aš sakau, jeigu norėjau laimėti, reikėjo, kaip sako, laužyti ją per pirmas 2 minutės, o nemiegoti. Kuris vis dėlto tau bus malonesnis titulas, ar pasaulio čempionės titulas svorio kategorijoje iki 65 kg, ar šitas vicečempionės, bet absoliutaus svorio kategorijoje? Man ir tas ir šitas malonus, aišku, tik gaila, kad neįgyvendinau savo svajonės, bet dar laiko yra. Pasaulio čempionato kovas Japonijoje pradėjo 124 sportininkai iš 53 šalių. Norint iškovoti pasaulio čempiono vardą, nugalėtojui reikėjo per 2 dienas įveikti 7 varžovus. Galingai rungtyniavęs klaipėdietis Lukas Kubilius sustojo finalą Prieangyje. Labai norėjęs patekti į finalą, kaip ir tikėjau, kad galiu ten būti, bet pusfinalio kova nesėkmingai susiklostė, prasidėjo prieš tai sukaupti smūgiai ir pralaimėjau, sakant, jau sunku buvo. Paskui ir kovoje dėl 3 vietos, faktiškai su vieno koja judėjau, tai tikėkimės, kitą kartą bus geriau. Nedaug trūko iki prizinės vietos, iki aukščiausio laiptelio, visai šalia buvo, bet, sakant, reikia niekada nepasiduoti ir tęsti, ką pradėjai. Sakyk, iš tiesų Rusijos sportininkas pasinaudojo tą galimybę, tai yra žinojo, kad tau skauda koja. Ar toks fair play, toks variantas neveikia šitose varžybose? Ne, čia iš tikrųjų yra ilgos varžybos. Turime 7 kovas, aš turėjau, tai kiekvienas smūgis po kiekvienos kovos kaupėsi jau po ketvirtfinalio kovos, pusfinalio Japonas jau iškart išėjo, mušė į tą pačią koją, kur buvo prieš tai pamušta Dano ir viskas taip ir pasibaigė. Tai faktiškai dėl 3 vietos kova jau ten jau būtų buvęs stebuklas, jeigu būčiau laimėjęs. Sakyk, tu esi dabar tas žmogus, tas būsimas lyderis rinktinės, nes išeina Donatas Imbras, ar neslėgs tokia atsakomybė? Tai man atrodo, aš nesu tas žmogus, paprasčiausiai mūsų visa komanda labai yra stipri, lietuviai dar kartą įrodė, kad yra vieni pajėgiausi, turime puikus rezultatus ir merginų tarpe, reikia labai pasidžiaugti už Margaritą, už Ingą. Man atrodo, mes esame stiprus, nes esame vieningi. Į taip vadinamą Kiokušin karatė olimpiadą, kuri vyksta kas 4 metus, šiemet išvyko gausiausia delegacija. Net 12 sportininkų iškovojusių teisę grumtis planetos pirmenybėse. Mes Lietuvos federacijos varžybas vertiname kaip sėkmingas. Džiaugiamės mūsų laimėtą antrą vietą, Margaritos Čiuplytės sidabro medalis. Absoliučiai kategorijoje pasaulio olimpiadai tai yra labai daug. Taip pat labai džiaugiamės Ingos 4 vieta ir tarp 129 vyrų 4 vieta Luko Kubiliaus. Visgi tai yra absoliutus pasaulio čempionatas ir iš tikrųjų mes eilinį kartą parodėm, kad Lietuva yra kovinga šalis, turi puikių sportininkų ir esame tarp stipriausių šalių. Esu labai laimingas. Sakykite, ar nesusilps komanda išėjus, sakysim, Donatui Imbrui ir gal kažkas irgi iš veteranų bandys kai trauktis? Labai svarbu yra kartų kaita ir matome, kad jauni sportininkai, kurie čia atvažiavo, jie po 2-3 metų kausis dėl medalių. Esu tikras. Kokia vis dėlto išvada padaryta po šio čempionato, kur susirinko patys geriausiai? Ar tai, kad mes iš tikrųjų esame stiprus ir galingi, ar kad vis dėlto mums ir sekasi kai kada? Manau, kad šį kartą
tokios sėkmės nebuvo, iš tikrųjų viskas buvo per juodą darbą ir kraują. Taip kad manau, kad tai yra pagrindinė savybė darbas ir mūsų klubų darbas, mūsų federacijos, tai yra svarbiausia. Noriu padėkoti prie progos visos Lietuvos karatė Kiokušin federacijos instruktoriams. Manau, čia jų pagrindinis nuopelnas yra, kad mes pastoviai nuosekliai dirbam. 13 metais čempionatas vyks Lietuvoje. Kokios mintis? Mintis bus, kad mes turbūt surenksime tikrą Žalgirio mūšį visam kitam pasauliui, Lietuvoje. Ne Lenkijos teritorijoje, bet Lietuvoje. 2013 metais pasaulio pirmenybės pagal svorio kategorijas vyks mūsų šalyje. Martynas Zaremba, Modestas Krukauskas, LRytas LT.